Šiandien mes su Agnyte susiruošėm į Palangą. Ir ne tik į Palangą. Taip, ten susitiksim su Antoniuku ir Meda ir paskui važiuosim į koncertą Hipokritų vėl. Nu tai mums patiko tuose koncertuose, tai ir toliau važiuojam. Mes susiderinam. Mes labai... Mes tokias dvi saulytės. Nu, dar gėlytės tokias gražios irgi geltonos derinas prie mūsų. Varom į Palangą. Parodė, kokius ledus šiausius sakei. Pirmą kartą jaučiu gyvenime valgau bobų ledą. Kažkokį su pistacijom, sakė, populiariausia su pistacijom, su jogurtiniais ledais aš ją pasėmiau. Nu gerai. Mes tai snikerinę kavą geriam su Agne, o Meda paprastus ledus. Paprasti ledai. Bet skani gal? Labai skanu. O tu mėgaujies? Aš nemėgstu saldumynų, bet čia taip skanu. Nu, matai, kaip gerai tau. Dabar tu taip gailėkis. Tu duosi paragauti dabar visiems. Nori? Noriu. Pusę, nukask pusę ledo. Nerealiai. Tikrai galiu gailėtis. Mama tiesiai šviesiai. Skanus? Du. Nu, vertinimas. Ne, mano skanesnis. Kaip Palanga be vaflių. Aš jau suvalgiau. Pavydėjo visi, bet ne man nukrito kleckas, o mamai dabar nukrito kleckas. Net neištariau to. Bet Pasivaliau. Nežinau, kaip dabar tu visą čia tokia važiuosi į koncertą. O šiuo metu dabar yra beveik 9 ir einam su šeimyna prie jūros. Pasižiūrėti saulėlydžio. Taip. Ir mergaitės ten eina. Mergaitės, jumis filmuoja. Daugiau nežinau, ką pasakyti. Vienu žodžiu, pažiūrėsim saulėlydį, važiuosim į koncertą, ten gerai praleisim laiką ir važiuosim namo. Praleisi gerai laiką, iš kur tu žinai? Todėl, kad aš visada leidžiu gerai laiką. Todėl, nes mes esam kartu. Ir labai myliu. Jo, retai susitinkam, bet kažkaip gaunas, kad susitinkam arba į koncertą, arba dėl darbo reikalų. Šiaip, sako, jūra yra labai šalta dar. Bet aš tikrai noriu nusimaudyti ir ryte čia pernakvojęs išsimaudysiu. Nežinau, ar mama įdės, bet jeigu aš išsimaudysiu, mamai atsiųsiu ryte nuotrauką, tai ateities aš, jeigu įsimaudau, va įdeda mama. Valgyk. Eik, tu kaip atrodys. Valgyk. Valgau. Gerai, nepristok čia prie manęs. Skanu? Labai. O kodėl tu tirpdai jį? Todėl, kad ilgai kavą geriu. Netirpdyk, mam, valgyk. Kodėl tu spiriojęs kaip mažas vaikas? Aš bijau įsimanevoti. Kodėl mama kaip mažas vaikas? Sakau, valgyk. Ne. Mam, valgyk brokolį. Kažkodėl mama tai Kas? nejuda. Jo, sakai, valgyk brokolį. Ne. Hipokrita, tai nemeluoja, kad ne kažką, tai nežinomas, tai neatėjo, paskui tai neleidė, tai mano vieta. Tu gali tybotas kytis, kaip man patiko, kad kytis, prašau taisyklės, kur tavo viltis, rytais, reikia tik gilius atsakyti, geriau negalvotų daryti, prašau susimatyti. Manesi lediniai, nei pirmaniai, paskutinės sniego lavina, per gyvenimą, vagindo loko. Sveiki, sveikinuosi su jumis iš mūsų parko. Žiūrėkit, kokios gražios hortenzijos, balti žiedai. Fantastika, ar ne? Taip išėjau pasivaikščioti. Oras nuostabus, tai šiandien mėgaujuosi. Kiekvienas kampelis, vis gėlytės, tai krūmeliai nuostabus. Tai dabar va šiek tiek praeisiu, jums kažkiek parodysiu. Nors labai sudėtinga čia yra viską parodyti, jeigu nėra filmuojama iš aukštai. Nes iš aukštai tai matytųsi visas tie takeliai, visa ta forma labirintų. Va, kokie žiedeliai. Vėl prie tų pačių burbulų, kur ir prytas įkrodžiau. Nes nežinau, man ta hortenzija tai yra kažkas tokio ypatingo.
O čia dabar einam pro vynogės, dieve, kiek bus šiemet vynogių. Oi, kokie čia jau tuneliai tarp tų vynogių. Patys augalai sudaro tokias arkas ir kartais, jeigu reikia pasilenkti, man net patinka. Toks labirintas šitas sveikatos. Kviečiu ir jūs visus pas mus pasibūti, o dabar einam į kitą kadrą. Kaip gražiai drugelis. Koks grožis, tik reikia sugebėti viską pamatyti, pastebėti. O čia ant baltagalvės, pažiūrėkit, kaip gražu. Kai įsižiūri, tiek daug grožio čia toj gamtoj. Sakės, dabar kiek bepjautum, kaip bepjautum, vis tiek visur va lieka tokios provižo žolės. Labai negražu. Nežinau, mes su Agnyte einam šitą teritoriją, grėbiam, kur yra prie pat labirintų. Kitur jau neįmanoma viso ploto pas mus išgrėbti. O ir vėl lyja, ne? Kažkokia nesąmonė šiemet su ta vasara visiška. Nu ką, sėkmės mums kaip visada. Baiginėjam, bet labai mums lyja. Gabalėlis ten liko. Dar valgyti norim, mes dar be pusryčio jau 11. Nu niekam, to eisim, to pabaigsim. Įveikėm, gražu, lyja, viskas, kaip sakant, nuostabu. Gerai susirenkam daiktus, dar kur vėl reikia vakivirę pasimti. Ir eisim mes jau dabar pusryčiauti. Paskutiniai štrichai. Gal nori dabar ant batuto pašokinėti? Aš jau taip šlapia. Prisiminti vaikystę, kaip šlapia, kaip lakstai po kiemą, kaip taškaisi pelkėsi. Aš eisiu pasivaikščioti. Vakar su Agnyte įsigrėbėm ir jau tada prapliupo visą dieną lyti. Lijo. O šiandien net nuostaba pabudau, žiūriu į prognozes, nerodo lietaus iš viso. Tai žinot, kas keisčiausia, kad šiemet yra nuostaba, kad oras gražus, nes kiekvieną dieną nežinai, kaip bus. Dabar esu prie mūsų pražydusios saulėgrąžos, pažiūrėkit, kokia graži saulėgrąža. Įsivaizduojat, kai čia visos pražys ir vaikščiasi tarp saulėgrąžų. Tai buvo praeitais metais, tai buvo irgi fantastika. Man labai patinka, primena saulė, primena nuotaiką, tiek norėjau pasidžiaugti. O dabar nurovėti, aišku, dar labai šlapia. Nu, bet ką darysi, nėra kaip ir kada, nes ir lyja ir vėl lietų praneša. Tai va tokie reikaliukai čia pas mūsų dabar visur toj Lietuvoje. Bet džiaugiuosi, kad aišku, kitur yra rodoma, kad iš viso namai plūsta, vienu žodžiu gatvės pilnos vandens, nenubėga. Tai mums dar yra gerai, mes ant kalno esam, pas mus smėlėta dirva, tai pas mūsų greitai drėgmė subėga į žemę ir nėra ant tiek, kad mes braitytume po pelkės. Visiems gražios dienos, kiek tik įmanoma, pasimkim iš jos tų gerų emocijų. Ir tikrai džiaugiuosi, kad vakar visą tą teritoriją paprašiau, kad perpjautų, kad mudvi su Agnyte išsigrėbėm, nes dabar žolytė trumputė, vaikščioti taip malonu, kaip man patinka tokia trumpumo žolė. Vyras visada išpjaudavo, būdavo tokia trumpa. Tai man toks prisiminimas, nes ta žolytė man asocijuojasi su tuom, kaip vyras viską gražiai padarydavo. Tai va tiek norėjau pasakyti. Dabar einu tikrai jau darbuotis. Kartais būna taip, kad tiesiog noris išvažiuoti, pasivažinėti. Ir mes tai apšviestos, va kaip spindim nuo saulės. Kaip gražu. Važiuok gal pažiūrėti, mašinką pastatyti. Tikrai labai. Kur aš tavo mamytę statysiu? Nu va, čia šitai, čia va. Tai statyk, nieks nesėdi dabar. Pravažiuos. Nieks nepravažiuos. Nu tai grįšiu atgal, nesiparinam. Užgaidama taip, pažiūrėt saulėlydį. Aš sakiau, nori? Aš labai tingėjau, bet kai pradėjau filmuoti, žiūriu, visai neblogai. Tu prabudai, nu tu buvai apsimiegojus, dabar, wow. Dabar filmuoju, kaip Agnė eina link saulėlydžio. Bet niekad negali perduoti, kaip ir iš tikrųjų, o yra taip nuostabu. Pasimėgaukim šią akimirką. Labai gražu.
Labai gražu. Perfect. Amazing. Wow. Labas rytas, labas rytas. Aš taip dar mieganti, kažkaip nebeatsibundu viskas. Aš nebenoriu keltis anksti. Man trūksta miego. Bet aš džiaugiuosi, nes rytas gražus ir esu dėkinga Agnei, kai ištempė. Gerai, filmuojamės vėl. Labai mažai laiko eina. Mums pastoviai mažai iki darbo laiką. Bet nepasiekėm keltis anksti. Gerai, mes čia gražiai esam. Taip, ir Agnė labai graži. Pažiūrėk, kokia gėlytė graži. Gerai, iki. Koks zuikis pas mus kieme. Nu, ne jau toks didelis, čia dar nedidžiausias. Kokios ausytės. Kaip pasilgonai zuikis, sakau, senai nematė. Kokios ausytės. Nu, drąsuolis koks, ne? Tai jis tik gėlyčių nenuvalgytų. Nu, čia klausimas. Dobiliukus. Tik dobiliukus. Pasisekė užfiksuoti. Eik, sau geras. Pasigrožėjom zuikiu ir sakom, nieko saldaus namie neturim, o mes norim ledų. Tai dabar varom nusipirkti ledų. Gražus vakaras, nors Jo. palijo, Bet vasara šilta, gera ir mes varom. Susiderinom. Nu va, juodas šiandien. Žiūrėkime, džinsai. Kaip mes šitaip? Ir kėdai. Nu, kaip čia dabar taip Kaip čia juokinga. mes visiškai Aha. taip. Ai, dar mes pamiršom raktelius. Reikia fūrą baką prisipilti, žoliai pjauti. Reikia į traktus pasimti, reikia į baką pasimti ir važiuoti kūrą priedų. Gerai, iki. Ir ledų mums jau užteka, mums reikia ir kruasaną, ir ledą, ir svarbiausia, kavytis. Be kavos niekados, su kava visada. Ir mes čia dabar dar esam tiesiog prie žirėlių, suvalgysim ledą. Nesek suvalgys ledą, tada dar norim važiuoti prie Platilio jacht klubą, nes jai vienos vietos neužtenka. Na, reikia mėgautis, kiek tik įmanoma. Nu, tai Gražus vakaras Tai, ir šiltas vakaras. tai gero vakaro, ar dienos, ar ryto, nežinau, kada žiūri.